Sveiki, čia Seimo nario vlogas, o aš Marius. Yra tokia mįslė. Anglijoje gimė, Brazilijoje užaugo, Lietuvoje mirė. Ir atsakymas suponuoja dabartinę mūsų temą – futbolas. Populiariausias sportas pasaulyje. Akivaizdu, kad Lietuvoje taip nėra. Pas mus krepšinis valdo. Krepšinis mūsų net tautos simbolis, tai yra mūsų kaip ir istorijos dalis, netgi antra religija. Tegul taip ir lieka tebūnie. Bet futbolas Lietuvoje yra visiškai apgailėtinė situacija. Kodėl Lietuvoje krepšinis visada buvo elite, o futbolas dugno elite? Pasianalizuokim. Stadionai. Už mano nugaros yra Lietuvos nacionalinis futbolo stadionas, pradėtas statyti dar 1987 metais. Kadangi biški čia nepavyko jam pastatyti, tai 2008 metais pradėjo dar kažką biški pakrapštyti, kažkokias ten plyteles naujas sudėti, armatūros biški užvežė, bet niekas vėlgi nepavyko, pinigėliai prasijėjo. Toliau turim tokį stebuklingą paminklą. Rungtynės, kaip matau, dabar nebevyksta, bet eikim pasiklausti budinčio, kad galbūt jisai žino, kada paskutinį kartą jau čia buvo kažkokios tai varžybos, kvadratų varžybos, tinklinio teniso ar kažkokios tai kitos. Bandysim nusileisti šitą stovėjimo aikštelę, gal čia kas... Ar čia buvo kada varžybos? Kokios? Futbolo. Juokauji, ne? Taip pat turėjome Žalgirio stadioną. Čia savo laiku žaidė Vilniaus Žalgiris, susirinkdavo visokie žinomi klubai iš viso pasaulio. Dabar čia bus pastatyti daugiabučiai, viešbučiai ir visi kiti namai. Kaune dar turime Dariaus ir Girėno stadioną ir ten Lietuvos vyrų futbolo rinktinė priima kitas vyrų rinktinės iš kitų Europos ar pasaulio valstybių. Bet atvykę ispanai fotografuoja ir žiūri, kas čia per bulvių laukas, nes po žiemos dar būna ten prisodinta tokių sodinukų, bulvių, makaronų, kadangi reikia žaisti futbolą, greitai viskas nušluojama į šonus ir žaidžiama ant bulvių lauko. Ir dar turim LFF stadioną, kur talpina apie 5000 žmonių, bet problemytė yra ta, kad čia yra dirbtinė danga. Futbolininkai supranta, ką tai reiškia, nes dirbtinė danga, jeigu grūnė apsibrozini, nudegina čia kraujai viskas, o ant paprastos žolytės savo galičiuos ir čempionai. Čia pabandyk, kelieniai, nulėkė čia kelienis, išveža, ramentų išneša. Kitas punktas, apie kurį reikia pakalbėti, tai yra A lyga. Mūsų aukščiausia futbolo lyga. Joje žaidžia 8 komandos, kai kitur žaidžia 20, 18, 16. Be to, kiekvieną kartą išlieka tikimybė, kad vienas klubas ar du tą patį sezoną neištems ir bankrutuos dėl kažkokių nors priežasčių. Dažniausiai bankrutuojama dėl finansinės priežasties arba dėl lažybų skandalo. Ir trečias dalykas, apie kurį reikia pakalbėti, tai yra futbolo valdžia. Lietuvos futbolo federacija. Nekalbėkim, ką jie ten praeitie padarė, kas buvo, tas jau pražuvo, kažkas ką norėjo prasistumė pinigėlių, dabar buvo išrinkti nauji, sakykime, jau pokyčiai vyksta. Bet dabar, kai atsirado naujas rėmėjas, draudimo kompanija, yra padaryta priverstinai apdrausti visus, kurie žaidžia po LFF vardu, nuo profesionalo, mėgėjo iki vaikų. Suprastumėm, kad profesionalai, tai klubai gali ten kažkaip susimokėti, didesni biudžetai, visą kitą, nors vis tiek manau, kad kiekvienas futbolininkas profesionalus jau yra apdraustas savaime, o dabar norėdamas priregistruoti jį, turės sumokėti kažkokį tai apdraudimą tai kompanijai, kuri dabar yra rėmėja, kuri pati turėtų kažkaip remti ir daryti geresnės sąlygas. Mėgėjai patys viską perkasi, jie moka už stadioną, už teisėjavimą, už dalyvavimą varžybose, už treningus visus, už butsus, už aprangas, už treniruotės, viską patys susimoka ir dar iš jų reikalama papildomas mokestis. Ta federacija, kuri turėtų kaip tik puoselėti futbolą, jie prisigalvoja tokių. O tu futbolas ir žavus, kad užtenka tik tais apvalaus daikto ir viskas, tu jau gali žaisti šitą žaidimą, kuris yra pats populiariausias pasaulyje. Va net ir Afrikoje arba skurdžiuose Pietų Amerikos regionuose vaikai pasima kažkokį apvalų kamuoliuką, kažkokį tai kokoso riešutą, kažkokį tai audinį ar audeklą, akmenį, tarkim, ir jau jie žaidžia futbolą, pasistato iš konkorijų tokius vartus, tipo imitacijas ir jau žiūrėk, jau jie tampa Messi ar kažkokiais nors labai gerais žaidėjais. Pas mus duok vaikui nuo jo, ką nori žaisti futbolą, tu susimokėk 22 eurus, ar tu tapsi Messi, nieko tu netapsi. Taigi, čia mano tokie pamąstymai ir aš siūlau prikelti futbolą iš numirusiųjų. Jau esu padavęs Seimui svarstyti keletą tokių pasiūlymų ir štai pažiūrėkite nuotraukas, kur galbūt svarstysime pastatyti keletą ar net 7 futbolo stadionus. O čia matote vaikų futbolo žaidimo aikšteles. O čia aš tikiu, kad vieną dieną mes tapsime futbolo čempionais. Čia su jumis buvo Seimo narys prijaučiantis futbolui. Jeigu jūs prijaučiate, share, subscribe, tag friend ir štai eilėraštukas pabaigai. Seniai nuo seno futbolas gyvavo, krepšinis jau pirmavo, bet futbolas negavo.